Meilužės Selmos laukiančios drama. Neplanavau būti pakaitinė. Aš santykių mentorė. Pasek mane, jeigu nori daugiau apie tai, kas gyvenime nutinka, negalvojant ir neplanuojant. Jis buvo ne mano, bet ir aš tuo metu ne visai aš. Susipažinom darbe. Aišku, kurgi dar? Charizmatiškas, protingas, aukštas. Na tik su žiedu. Oi, čia smulkmena. Iš pradžių tik žvilgsniai, tada kava, tada klasikinė jo opera. Tarp mūsų su žmona nieko nėra. Nei rytoj, nei poryt nebuvo, nebus. Ne. Miegame atskiruose kambariuose. Ji nesupranta manęs kaip tu. Ot šūdo malimas. Pudra. Tuomet slaptos darbo kelionės. 2 dovanos. Viena žmonai, viena jai. Jai auskarai, žmonai gyvenimas. Savaitgaliai su laukimu ir ašaromis. Šventės, man reikia pabūti su vaikais. Bet tarp jų aišku nieko nėra. Tik 15 metų kartu, kreditai ir šuniukas. Ai, dar vaikas. Taip praėjo 2 metai, belaukiant, kol jis išsiskirs. Kol vieną dieną jis dingo, kaip ir jos sveikas protas. Kai pakaitinis automobilis tapo nebereikalingas, nes pradėjo puikiai veikti pagrindinis. Ir jo savivertė 3 terapeutas, bet ar jį išmoko pamoką? Kiek moterų be savivertės? Kaip tapti pagrindinė, o ne pakaitinė? Ir šis klausimas turėjo būti užduotas ne jam, o sau. Tai Selmai meilužiai.